O, sveiki atvykę prie mano video, kai aš esu kačiukas. Taigi, mes esame vėl šitam slaptame kambariuke. Ir jūs laukite šito žaidimo, tai būtinai pasakykit prenumeruoti. Ir aš nufilmuosiu šitą žaidimą. Taigi, parašykite daug ką į komentarus, ką man nuveikti. Tai pradedam, darysim. Ir aš pirmą, jūs rašėte, kad norit pamatyti mano katiną. Tai gerai, iškart po šito video aš įdėsiu nuotraukas mano katino. Taigi, pirmas komentaras buvo, spėkit koks. Spėkit. Pagrot pianinu. Gerai. Nagi, pabandom. Pagrosim pianinu. Dabar klausausi, kaip bus gerai. Na kaip? Pabandom pavaikščioti ant pianino. Palaukit, paklausykit. Pam, pam, pam. Gerai, taigi, pagrojom pianiną, aš padariau jūsų komentarą vieną. Ir kitas buvo uždėti močiutei arklio kaukę, tai gerai. Man tavęs prireiks. Na, kur močiutė? Močiutė labai atleisk. Bet tu dabar tapsi arkliukas. Man patinka arkliai, tai. Tu būsi vienas iš arklių. O, tik pasižiūrėkit. Močiutė arklys. Gerai, tai žiauriai keistai atrodo. Bet močiutė arklys. Labas arkly. Gerai, taigi močiutė yra arklys. Gerai, bet kadangi jie dabar nieko nebemato, aš padarysiu už jie darbus. Pašėlim žuvytės. Aš tikrai neperširsiu žuvyčių, tikrai neperširsiu. Tikrai nebus per daug maisto. Na va. Gerai, dabar reikia. Einam už čia. Gerai, ką mums dar padaryti? Šokam čia. Gerai, ką močiutė dar įprastai daro? Žinau. Nors aš nežinau ką. Ką tu veiki močiutė dažnai, a? Pagalvokim. Močiutė dažnai kalba telefonu. Kaip gatvės? I'm listening. Who's something? Atiduok telefoną. Duok telefoną. Gerai, negasim iš močiutės telefoną. Taigi nežinau. Kaip gauti iš močiutės telefoną. Gerai, kadangi mes nelabai turim ką veikti, močiutė šis dabar nieko nebemato, tai jisai bus nuobodu. Mes pasiimsim draugą mūsų robotuką. Gerai? Ateik robotuką. Žaidžiam gaudynės. Žiūrėkit, robotukas atvažiuoja. Pagauk, jei gali. Ha, robotukas per lėtas, tikrai. O, tu spėjai. Tai gerai, nepyk, dabar žiūrėsim televizorių. Dabar mes su robotuku kartu žiūrėsim televizorių. Gerai. Robotuk. Įsijungiam televizorių. Kačiukai. Man patinka kačiukai šiaip. Ei, nelaižyk mano ekrano. Patinka tau? Atrodo, kad jam patinka. Ką sakai?
įjungti tą kanalą. Na gerai, tuoj dabaigsim šitą. Oi, jam taip nepasisekė, nes ir aš bijau vandens šiaip. Oi, nepasisekė jam. Gerai, kitą kanalą jungiam. O, tai. Patinka tau šokti, ne? Tu moki šokti? Ne, jis nemoka. Gerai, kur pultas? Jis ant žemės. Kam tu numetei pultą, ką? Ne, šuniukai nepatinka. Tau patinka šuniukai? Parašykite komentarus, kas jums labiau patinka, šuniukai ar kačiukai. Nes jam patinka šuniukai. Šiaip man patinka kačiukai. Šiaip man patinka visi gyvūnai, kačiukai, šuniukai, triušiukai, avis. Man viskas patinka. Gerai, šitas šuo tiesiog smokso. Šitas vėl laiža. Mūšite tu galėjo žiūrėti, o mes einam su robotuku daryti toliau jūsų misijas. Taigi, kažkas parašyti komentarus, kokia jums labai patinka spalva. Taigi, einam nudažysim. Važiuojam. Važiuojam. Ai, lauk. Yra tokia paslaptinga kambariuka. Slapta kambariuka. Kurią mačiute nežino. O taip, gerai. Meime į gatvę. Gerai. Ir man atrodo, yra dar vienas žmogus, kurią mes dar nebuvom sutikę. Gerai. Tai jūs rašite, kokia jums spalva patinka. Tai vienas žmogus prašė žalia. Taigi, eime, nudažysim sieną žaliai. Gerai. Einam, nudažysim sieną žaliai. Aha, čia. Gerai, einam padažysim. Sieną žaliai. Žalia spalva. Na va. Gerai. Jeigu jums patinka kita spalva, parašykite komentarus. Bet aš jums pasakysiu naują funkciją. Galite pasakyti parašyti komentarus 2 spalvas. Ir aš pabandysiu vieną va šitą nenudažytą plotą nudažyti 2 spalvom, ar netgi 3. Taigi rašykite komentarus, kokiam spalvom man nudažyti. Gerai, dažyti baigiam. Gerai, aš manau gal einam po šuniuką. Aš noriu jam, aš nežinau, ar jūs prisimenat, bet pirmas video, kai mes buvom lauke, mes darėm šuniukui kerštą. Padarysim dar kartą, jeigu jūs užmiršat. Padarysim tokį stiprų, gerai. Pirmą užauginam cukinijas, taip. Gerai, užauginkit cukinijas pirmą. Gerai, cukinijas užaugo. Tada antra. Dabar klausykit, ką reikia toliau daryti. Įdėkite į blenderį su... Dabar jungti. Matot, kyla skystis. Čia daržovių sultis. Taip, daržovių sultis paruoštos. Aš įsidėsiu į burną. Toliau einam pas Miltoną. Jisai prisidės. Gerai. Ir jeigu jūs dar žinote kažkokių dalykų, kuriuo aš nežinau, tai parašykite komentarus arba rašykite užduotis. Gerai. Gerai, vandens šautuvas paruoštas. Gerai, eime po šuniuką. Aš turiu planą. Gerai. Mes šitą praeitą kartą darėm, bet padarysim dar kartą. Gerai. Dabar. Labas, šunelė. Sveikas. Haha. Taip tau ir reikia. Dabar. Spėkit, ką darysim. Jis pyksta ant mūsų. Dabar mes šausim į bitės. Matot, dabar bitės skrenda po šunį. Sukandžia jį, nes jis sultimis apiteptas. Ate, šunelį. Ate. Ha, taip tau ir reikia. Ir sėdėk tam būdori. Gerai, kitas dalykas, paruošim žoliapjovę. O taip. Aš manau, kad mes tiesiog dirbsim. Pjausim žolę. Tai va, atsargiai labai. Neskubėdami. O šuo ateina.
Aš jo nebijosiu, nes jeigu jis eis pas mus, va, kas jam bus. Gerai, žolę nupjovėm. Dabar einam ieškoti mūsų dar vieno draugo. Aš tiksliai nežinau, ar jis bus draugiškas, bet vis einam jo ieškoti. Į kelionę mes einame. Kušia? Ai, čia žoliapjovės receptas. Į kelionę mes einame. Ji bus labai ilga ir pavojinga. Mes galim bet kurią sekundę užsimuš. Bet nieko tokio, nes aš esu katinas. Ant letenų. Gerai, kad per užpraeitą video aš savo raumenis treniravau, tai dabar man taip lengva užlipti štai čia. Štai mūsų draugas. Labas. Ką čia kratai pelnas? Ai, tau reikia? Žiūrėk, aš... Jeigu aš tau įdrėksiu, kaip tu pyksi? Jo, jisai pyksta manęs. Gerai, aš numesiu tavo vazoną. Sudužo. Pyksti? Bėgam. Man atrodo, jis nebebus toks draugiškas. Bėgam. Gerai. Gerai, nebūsim saugus. Kodėl tas katinas žiūri į mus? Man nepatinka. Bet žinot, kas geriausia? Šiandien mano gimtadienis. Ir čia man jau paršė staigmena gimtadienio. Tortas. Noriu torto. Neįsivaizduojat, koks skanus tortas. Skanesnio dar nebuvau valgęs. Aš tiek daug dar nebuvau valgęs niekada gyvenime. Gerai, ką mums dar nuveikti? Aš noriu gert labai, nes saulė šviečia labai. Gerai. O, čia yra vandens. Tu kad sakai. Ai, vanduo. Bėgam. Palaukit. Gerai, dabar reikia... Įsivaizduok, kad čia ne vanduo. Gerai, kad nejauku. Gerai, višiuk, ateik čia. Į krantą. Ir tu višiuk į krantą. Kaip tu įkritai čia į vanį? Eini iš vandens. Dabar žiūrėkit. Turiu batoną. Žiūrėkit. Turim armiją ančiukų. Viskas. Šuniui galas. Norit batoną? Pulkit višiukai šunį. Jie žiauriai lėti. Bet nagi, pulkit šunį. O tai. Višiukai mane padeda. Taip tam šunį reikia. Ką jis turi burnoj? Jo dantis labai aštrus. Na ką, višiukai? Čia mūsų naujas namelis. Nebandai šuniuk. Ne. Čia galim pasislėpti. Taip, šuniui reikia. Gerai. Kaip mums pasisekė vazų parduotuvė. Žinot, ką tai reiškia? Ką mes daužom? Vazas. Ja. Aš daužau tavo vazas. Ir tave draskysiu. Ne, aš tavęs nedraskysiu gal. Ten yra dar vazonų. Einam daužyti. Aš taip užsinorėjau daužyti. Aš dar niekada taip gyvenime nenorėjau daužyti viską. Ant letenų. Gerai. Aš noriu daužyti. Vazonai.
mes pasieksim ant jos užmės. Ui. Nagi, ant letino. Gerai, atleisk aš čia. O, labas. Aš mielas kačiukas, kuris daužo vazas. Gerai, ką mes dar galime veikti? Va, kur tas daiktas, su kuriuo šaudom į jadą? Yra taikinių. Nagi patikrinam, ar aš taiklus. Nes kitą kartą gali prireikti mum, kovojam prieš šunį. Gerai, pataikiam. Pataikiau. Nagi, ten pataikysiu. Irgi pataikiau. Aš žiauriai taiklus. Na ir į video pabaigą padarysim tokią mažą nedidelę staigmenėlę. Šuniui. Tai aišku šuniui. Negi aš savo mažiems myliems ančiukams darysiu kažką blogo. Tai aišku, kad ne. Aš darysiu šuniui. Nežinau, bet aš šiaip myliu šunis, bet šitas šuo labai piktas, taigi kitos išeities nėra. Bomba! Ai, jį jau sprogo. Na, šuniuk. Geras. Aš taip norėjau su tavim draugauti. Jeigu jums patiko šios video, kaip aš darau jūsų užduotis ir bėgu nuo šuns. Apsišiuk. Spauskite like ir prenumeruoti. Arba jūs suvalgė šitas šuo piktas. Su jumis buvo Osimas.